Esam ypatingoje vietoje ir einam tenai pasižiūrėti, ten truputį senesni kapai. Paminklai stovi žmonėms sustatyti ir čia tarsi paminklai irgi rasa gyviems buvusiems medžiams. Taip, tikrai. 21 metai. Vaizdelis, aišku, nelabai panašus į mūsų kapinės, mums įprastas. O taip žiūrint iš šalies, tai atrodo, kad čia tie medžiai atvežti ir pastatyti yra. Čia kaip gimdoj pas mamą. Papasakok, Ras, kur mes čia dabar esam ir kuo šita vieta ypatinga yra? Mes esam Švedijoje kapinėse ir tos kapinės yra ypatingos tuo, kad čia yra augę labai senai šitie medžiai. Guoba, jinai pati iš savęs tokia augo ir čia įsivaizduokit, kokio senumo yra medis. Šiaip tai šitas medis čia ne vienas, čia jų visur pilna. Tai, kad jisai taip susiformavęs, buvo genėtas, aišku, kadangi vis tiek tai yra kapinės. Ir kai buvo guobų maras, jie visi nudžiūvo. Tiesiog žuvo visi medžiai. Bet kas guobos, tai taip ir viskas ate. Ir šitas medis paskui, ką daryti, kai jis nudžiūsta ir stovi toksai. Kažką reikėjo spręsti. Čia, žinai, Ras, aš sakyčiau, kad, iš išorės, taip žiūrint iš šalies, tai atrodo, kad čia tie medžiai atvežti ir pastatyti yra. Jo. Bet iš tikrųjų čia šitie medžiai kažkada gyveno, buvo žali. Ir įsivaizduojat, kai ateina maras toks ir pradeda tau visi medžiai džiūti. O ką daryti? Yra sprendimas. Yra sprendimas. Juos kažkaip sugalvot, kaip juos išsaugot, palikti ir netgi pritaikyti šitai aplinkai, kurioje labai tinka. Pažiūrėkit, ten visa alėja yra. Galėtų Ras ir Lietuvoje kažkas panašaus būtų, ne? Galėtų. Man patinka iš viso kapinės neperkrautos. Jo, jos tokios iš tikrųjų kuklesnės. Taip. Aišku, rečiau žymiai išdėstyti visi kapai, ne? Gal čia yra ta labai senoji dalis kapinių. Aš manau, kad čia daug yra palaidotų žmonių, bet tiesiog pačiu antkapių mažiau išlikę. Einam tenai pasižiūrėti. Pažiūrėkit, taip atrodo kapinės, kurios naudojamos, dabartinės kapinės. Galima sakyti, šviežios. 21 metų, 22. Ir taip išsidėstė, išrikiuota viena eilė, kita eilė eilėm surikiuoti ir vienam kapui kvadratinis metras duodamas. Ir iš kitos pusės krūmų irgi eilutė. Sodinami krūmokšniai eilėm ir kai krūmokšniai paaugs, gal ir dabar matosi naujas kapas yra, šalia jų į eilę išrikiuojami kapai. Ir kapukai tokie nedideli, mažiukai kapukai. 21 metai, čia gal kažkiek senesnės. Ir tokie antkapiai, 80 cm aukščio. Labai kukliai viskas, be jokių ten aptvėrimų, be nieko. Vaizdelis, aišku, nelabai panašus į mūsų kapinės, mums įprastas. Ir šitoj vietoje, čia aš taip spėju, daugiausia žmonės laidojami yra urnom. Štai ir ta teritorija tokia nedidelė. Kukliai, gražiai, tvarkingai. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Tokios kapinės yra šiuolaikinės kapinės. Bet tu pažiūrėk, ant kiek. Čia visur yra taip išpjaustyta. Čia ne tai, kad tik įpjauta, bet čia, pažiūrėk, čia yra kūdikis. Eina savo. Čia kaip gimdoj pas mamą, kai apšviečia. Bet sakyčiau, naktį, pavyzdžiui, būnant, žinai, tokioje vietoje, šitie medžiai, jeigu ne jie, tai įspūdžio tokio, toks, kapai, bet su jais tai eiktų tos šakos, tie šešėliai, aš įsivaizduoju, prieblandai. Kai apšviečia. Bet pagal antkapių užrašus matosi, kad kapinės jau, bent jau šitoje vietoje tikrai jau senai visi žmonės palaidoti ir nėra čia nei gėlių kažkokių atnešta šalia, jau matyt daugiau kaip istorinis paminklas, o ne kaip naudojamos kapinės. Žinai, kaip būna karių kapai, kur pieva ir kažkas prižiūri. Jo, jau toks kaip parkas daugiau. Čia kaip kokia Eglė Žalčių karalienė. Aš sakyčiau, šitie medžiai ir kol nebuvo numirę ir nenužievinti, jie irgi įspūdingi su tokiom šakom. Be abejo, tai vien, kad medžių amžius, jau pažiūrėk, čia jiem ne 100 metų turėtų būti. Jo, bet toks savotiškas simbolizmas yra, ne? Kai paminklai stovi žmonėms sustatyti ir čia tarsi paminklai irgi rasa. Taip. Gyviems buvusiems medžiams. Taip, tikrai.
Kapinės ne tik žmonių, bet ir medžių. Nu, va čia va kažkas stovi, galbūt. Čia toks biški lietuviško tipo Aha, kapas. Nu, toks be ne vienintelis, čia visi kiti tokie. Va žmogus kažkoks ir nesenai pasimiręs. 24, 21. Toks šiltas. Nu. Ir čia mediena tokie Toks šiltas. Žinai, man primena pajūryje, va, kai būna. vėjo nugairinti, Aha. bangų. Jo, gražus. Eik, čia savo storis koks. Nu, pasakyk, va tau koks įspūdis čia. Nu, kaip tau? Ja, nu ir pas mus yra, sakykime, nėra, kad kapinės apleistos. Vis tiek žmonės susitvarko, bet pats stiliukas jis toksai daugiau toks, nu, santūresnis, ne? Taip, tai gal daugiau tos žalumos, va tas irgi man labai gražu, nes, pavyzdžiui, pas mus daugiau yra kiekvienas, kas turi savo... Sklypuką turi. Jo, Ne? turi kažkokią teritoriją, tada dengia, arba važiuoja ravi, arba, nu, kažkaip, taigi stengiasi prižiūrėti tą vietą, trinkeliam aplink apdėlioja. O čia, aš manau, vis tiek užsiema ar municipalitetas, ar čia kažkokia organizacija, kuri prižiūri kapines. Taip, Nu ir va šita va idėja, tai čia yra nereali. jo. Aš tai sakyčiau, kartais net verta pasodinti medžius Kad- ir po to juos vat palikti tokius. Jau žinant, kad kai jie pasens, kad jie liks va tokie va dekoratyviniai. Čia iš viso gera idėja, iš tikrųjų, tai pas mus labai daug ąžuolų yra, gražių medžių, jiegi ilgai stovės, Nu, ir nereikia paprastai- jų pjauti. Jo, ir jeigu medis paseno, jis ir nupjaunamas. Taip, Lietuvai tai iš tikrųjų aš palinkėčiau pasaugoti tai, ką mes turime. Tai yra dideli medžiai, kuriuos šnioja visi iš eilės. Gedimino pilį, kad nenugriūtų. Va, kalna tą, tai kad Dieve man kažkaip viską pradeda ardyti greičiau negu kad saugo. Nu, tai, o galėtų ir senas pasaugoti. daiktas likt stovėt. Taip, ir jisai puikiai atrodo ir dar koks grožis iš to atgaunasi labai.